prieš 3 metus, kada aš nestudijavau, o tik tai dirbau ir man tas būtent gyvenimo ritmas pasirodė pakankamai nuobodus ir neįdomus. Nuo prigimties buvau toks menininkas, iš esmės visą laiką kažkaip viską žiūrėdavau kūrybiškai, tai būtent tas gyvenimo etapas man pasirodė labai sausas ir atrodo kažko tai trūksta. Tokiu būdu aš sugalvojau, kodėl būti ne fotoaparatas, kodėl ne fotografija negalėtų būti būtent tas sritis, kur aš galėčiau save išreikšti. Nusipirkau iš karto tokį, sakykime, jau gal kiek ir per rimtą fotoaparatą, nes tikrai nieko nežinojau apie fotografiją. Tai buvo veidrodinis Nikonas D40. Po truputį pradėjau labai domėtis viskuo, skaitytis internete, vaikščioti su juo gatvėse, trintis ten, nežinau, nuo ryto iki vakaro. Grinai analizavau viską, viskas buvo labai įdomu. Talpindavau svarbiausia tas nuotraukas, tuos portalus, vadinamus lietuviškus, kaip Foto.lt ar Fotokudra. Iš ten žmonių sulaukdavau, sakykime, tų komentarų ir kritikos ir būtent to, ko man reikėjo, kad tarsi iš jų aš ir supratau, kad tai geras kelias iš tikrųjų mano pasirinktas, kad tai, ką aš darau, ne tik man yra įdomu ir svarbu, bet ir kažkaip kitiem patinka. Tai fotografavau viską, nuo naktinio, nuo visokių daikčiukų, visokių judesių ir visokių išplaukusių vaizdų. Ir po truputį kažkaip vis tiek tu vaikštai, tu žiūri, analizuoji tas nuotraukas, atsirenki ir pastebi, kad tau labai patinka geometrija, labai patinka architektūra, tave traukia spalvos, kažkoks objektas, bet jisai toksai tarsi labai vienišas ir labai greit pastebėjau, kad būtent man patinka vieniši tie tokie objektai. Neįsivaizduoju kodėl, bet aš matau objektą ir mane traukia. Galbūt trūksta mano gyvenime tų gražių tokių fragmentų, dėl to aš jų ieškau aplinkoje kažkaip. Pirmiausia, galbūt netgi aš fotografuoju akim. Iš tikrųjų vaikštau daug be fotoaparato. Vaikštau ir žiūriu, ir tas vietas įdomias, kurios man yra įdomios, aš jas įsimenu, aš atėjęs galbūt namuose, aš apgalvoju, galbūt iš tos vietos būtų galima kažką padaryti ir tada aš grįžtu jau su fotoaparatu. Ir ten jau žaidžiu su fotoaparatu. Tai labai svarbus dalykas yra kiek daugiau mąstyti ir akimis tiesiog fotografuoti, tiesiog tą nuotrauką jau įsivaizduoti tiesiog, kaip jinai turi atrodyti ir tiesiog atėjus jau su fotoaparatu tu jau žinai, kaip tau reikia padaryti, kad tą nuotrauką tu jau turėtum. Tas labai yra svarbu. Neskubėti ir nepleškinti milijonas nuotraukų ir po to sėdėti, atsirinkinėti ir galbūt nerasti net nei vienos įdomios, nes greičiausiai tu net nežinai, kaip jinai turi atrodyti. Taip, kompozicijos aš kažkiek patobulėjau, galbūt, sakykime, visko iš pat pradžių nežinojau ir nejaučiau, bet dabar aš, žinodamas tas visas taisyklės, aš taikau intuityviai ir viskas taip gaunasi. Labai daug intuityvumo, tiesiog taip tau yra gražu, toj nuotraukoje taip turi būti ir tau gerai, o jeigu dar tai pataikai fotografijos kompozicijos taisyklę, tai labai gerai. Taisyklės reikalingos tam, kad žinotum iš tikrųjų kaip elgtis, o kai žinai kaip elgtis, tada gali kažkiek ir gal pagudrauti. Bet, manau, taisyklės reikalingos. Ne kiekvienas gali, aš manau, taip intuityviai sudėlioti tuos objektus formate, kad būtų pusiausvara ir būtų gražu žiūrėti. Dar labai mėgstu savo kojas fotografuoti. Turiu labai daug nuotraukų su savo būtent kojam, bet būtent tik tos batai, pėdutės. Labai mėgstu įvairiose situacijose, įvairių metų jas fiksuoti, nežinau kodėl, įdomu. Ir po kažkiek laiko, aš tikiu, kad prisikaups tų nuotraukų su mano kojam ir bus galima padaryti tokią kaip foto seriją. Ta turima bent jau mano techninė įranga, jinai vis tiek neperteikia vaizdo taip estetiškai, kaip tu tą įsivaizduoji. Tai visas nuotraukas redaguoju, visoms reikia redagavimo. Savo fotografijose iš tikrųjų naudoju tiek spalvinę gamą, tiek tą juodą baltą būtent. Turiu tiek tokių fotografijų, bet iš tikrųjų save priskirčiau prie tų žmonių, kurie labai mėgsta spalvas, spalvomanai galbūt. Apskritai vaikščiodamas gatvėmis ir stebėdamas aplinką, aš
ieškau spalvų. Mane pirmiausia turbūt patraukia spalva. Tada aš prieinu prie to objekto ir pasižiūriu, ar jisai įdomus, ar įmanoma kažką tai būtų ten sukurti. Tai spalva yra tokia kaip traukos objektas, iš esmės aš einu ir daug aplinkui matau tokių spalvyčių ir prieinu prie vienos, prieinu prie kitos, pačiupinėju, pažiūriu, gal išeis kas nors, gal neišeis. Juoda balta atsiranda tada, kada aišku reikalauja to fotografija, kada galbūt jeigu tai spalvotas variantas ir tos spalvos nekokios, tai tiesiog geriau jas yra iš tikrųjų ir užgesinti ir darbas pats atrodo daug rimčiau. Bet taip pat pastebėjau, kad kai mano gyvenime, sakykime, būna kažkoks tai toks periodas, gal sunkesnis, gal kažkuom jisai yra liūdnesnis ar ramesnis, tai tada atsiranda ir tų tokių spalvų mažiau. Tai yra juodos, tos tokios baltos, viskas kaip juoda balta, arba gerai, arba blogai. Tai yra būtent mano fotografija, jinai vis tiek labai daug stipriai atspindi mane, iš tikrųjų, mano gyvenimą, mano vidinę būseną. Tai jeigu pradedu rodyti fotografijas juoda balta, tai reiškia, kad man dabar nelabai linksma. Kodėl pas mane nėra žmonių, tai yra psichologinis dalykas. Gal tiesiog žmonės man yra neįdomus, aš to nematau žmonėse, ką matau būtent toj negyvojoj gamtoj, negyvojam pasaulyje. Žmogus tarsi, jisai šneka, jisai su savo emocijom, jisai gali paveikti būtent mano visą procesą, visą mano nuotrauką. Man turi būti, sakykime, aš turiu būti visiškai vienas. Aš fotografuodamas visą laiką medituoju, ta prasme, man tai yra labai visiškas relaksavimas. Jeigu man sunku, aš imu fotoaparatą ir aš einu. Ir būtent tas ieškojimas, tas kadravimas, komponavimas labai stipriai mane atpalaiduoja ir tai yra labai mano toks, nežinau, atrastas atsipalaidavimo būdas. Su žmogum yra taip, kad su juo reikia mokėti bendrauti iš tikrųjų ir nežinau, ko noriu žmogaus, nematau jame nieko įdomaus. Aš naudoju žmogų, bet vėlgi tai yra minimalistinis jo toks kaip figūrėlė, galbūt kaip kažkoks, kad būtų galima suprasti, jog ten žmogus, bet jokių detalių, jokių kažkokių tai ypatybių to žmogaus niekada nenaudoju. Man labai svarbu kalbėti simboliais. Tai žmogus tiesiog kaip simbolis man yra, o ne kaip kažkoks asmenybė, sakykime, kažkom ypatinga. Kiekvienas tas fotoaparatas vis tik turi limitą. Tai maniškis per 2 metus, žodžiu, numirė. Jam berods buvo 43 000 kadrų. Na ir atsirado tokia tuštuma, nėra mano draugo, nėra ką daryti, bet reikia fotografuoti, reikia studijom kažkaip daryti darbus irgi fotografuoti. Tai teko pasiskolinti iš draugo tokią kaip muilinę. Nikonas Coolpix S5, jo dabar iš tų net negamina, bet jis dar dabar labai puikiai fotografuoja. Tai kažkur nuo pavasario iki dabar aš tuos darbus darau su muilinė šita. Pastebėjau tokį dalyką, kad tas veidrodinis, tos visos tie didžiuliai objektyvai, tai yra taip netikra, ta prasme, tai labai atitolina nuo pačios fotografavimo idėjos kažkokios. Tai yra labai einama būtent per techninę pusę, kur labai daug kadrų grinai, čia padaryta su tokiu objektyvu, čia su tokiu fotoaparatu ir atrodo, tu matai tas visas techninės galimybės tai nuotraukai, bet jos pačios yra visiškai neįdomios, ta idėjinė prasme. Tai aš taip gal net iš principo, iš esmės neimu jokių galingų, ten, sakykime, veidrodinio, o imu paprastus ir tarsi kaip darau darbus su juo ir rodau žmonėm, kad manoma iš tikrųjų kažką įdomus padaryti ir su paprastais fotografuojančiais daikčiukais. Labai mėgstu su mobiliuoju fotografuoti savo begalės ir nuotraukų. Ko gero, kol kas fotografuosiu su muiline.